Taigi, aš esu gydytojas psichiatras Kęstutis Kuzmickas. Mano pranešimas - diagnostiniai ypatumai, skirtumai ir panašumai su kitais sutrikimais per visą gyvenimą. Iš principo aš norėjau perbėgti ir tuos simptomus, kuriuos jau sakė prieš tai prelegentai arba pranešėjai, bet yra tam tikrų ir mikrosimptomų, nes iš jų mes galime žymiai lengviau diferencijuoti su kitais sutrikimais. Taigi, ADHD, ar tai yra sutrikimas? Kitoks žmogus, kitokios smegenys. Ir klausimas, ar mes, kad diagnozę nustatyti, kad išrašyti vaistus, galima ir sakyti, kad tai sutrikimas rašyti. Ir pagal tarptautinės lygų klasifikacijas DSM-5, bet aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad tai yra kitokios smegenys. Matote, yra žemesnis aktyvumas ir mažiau kraujo priteka dešiniai pusėje saugusios smegenys ADHD. Čia yra pozitroninės emisijos tomografija. Slaidais paimta ir kita medžiaga paimta iš 23 metų teko būti Paryžiuje Europos psichiatrų asociacijos kongrese ir praeitais metais Pragoje buvo pasaulinis ADHD suaugusių kongresas, 10. kongresas. Besekančiais metais bus 11. Pietų Afrikoje. Tai va, tai smegenys tokios. Tai taip pat pusrutulių aktyvumas skiriasi. Ir žievės dešinio ir kairio pusrutulio aktyvumas taip pat skiriasi. Todėl pasakyti, kad tai kažkokia patologija, neįmanoma. Ir man patiko, aš cituoju iš vienos knygos, kad tai yra, ypač kompiuteristai turbūt supras, kita operacinė sistema. Windows'ais ir Macintosh'as. Apple. Ar kuri geresnė, kuri blogesnė? Aš ne kompiuteristas. Su iPhone'u naudojusi, Apple kompiuteriu dukra naudojasi, aš nemoku. Tai turbūt taip. Tai, kad čia buvo minėta, kad tai nėra tik vaikystės sutrikimas, tai dėmesio reguliacijos sutrikimas ir simptomai prasideda vaikystėje, tiksliau jie praktiškai būna įgimti ir tęsiasi per visą gyvenimą. Apie tai šitos simptomus jau buvo kalbėta, kad priklausomai nuo amžiaus grupių, bet aš tam tikrus tokius niuansėlius norėjau pasakyti. Kas būna iki mokykliniam amžiui? Aišku, hiperaktyvumas, šokinėjimas nuo lovų, šokinėjimas nuo laiptų, laipimas po medžiais, daug traumų. Bet vienas toksai daugumos, aš kai klausiu, išskirtinis dalykas, nebūna pietų miegojimų. Arba kančia pietų miegot. Smegenis nenusiramina. Vaikas negali nusiraminti. Tai būna džiaugiasi, kas papuola į Montessori, pavyzdžiui, darželius, kur leidžia nemiegoti pietų. Tada mokykliniam amžiuje pasireiškia elgesio sutrikimai, bet bendramžiai dar priima. Nors jau vaikas, kad daugiau atkreiptų dėmesį, tampa pajacas, kaip sakom, juokdarys klasėje. Su mokytojais dažnai, jeigu jisai nėra labai agresyvus ir impulsyvus, suranda gerus kontaktus. Tada prasideda jau nedarimas namų darbų, mokymosi sutrikimai. Paauglystė, nesikartosiu, bet jau buvo kalbėta, žema savivertė. Rūkymas, alkoholis, kitos prisideda priklausomybės. Taigi Paryžiuje per kongresą pasakė, kad buvo daryti tyrimai, kad labai didelis procentas suaugusių ADHD serga plaučių vėžiu. Dėl to, kad labai anksti pradeda rūkyti ir dideliais kiekiais, nes tai nikotinas stimuliuoja dopamino išsiskyrimą. Bet žema savivertė prasideda, nes ir nuo mokytojų, ir nuo tėvų gauna priekaištus, ir nuo savo bendramžių įvairios patyčios. Tada pats pradeda galvoti, kas aš toks, kodėl aš toks esu. Ir tada prasideda žema savivertė, kuri eina
per visą gyvenimą, iki ir studijos, nutraukiamos studijos, keičiamos studijos būna, negalėjimas rašyti, laikyti egzaminų, deadline'ai, paskutinė minutė viskas daroma, ar ten magistrą ar bakalaurą rašo, paskutiniam naktim ar paskutiniam savaitėm. Pakeičia kelis universitetus, po 1-2 metų mokymuose atsibosta ir suaugusiam amžiui jau prasideda dar didesnės problemos, santykiai, nuotaikos nestabilumas buvo kalbėta ir savigyda, tai naudojimas įvairių psichoaktyvių medžiagų. Ir auklėjimo problemos, nekantrumas savo vaikams, baudimas, pykimas ir dėlėskime dėl vaistų, kai rekomenduoju daryti pertraukas savaitgaliais, tai kas iš tėvų sako, nu aš negaliu savaitgalį negerti vaistų, aš rėkiu ant vaikų. O kai aš išgeriu, aš tada ir susitvarkau viską ir su vaikais gerai būna. Taigi, kaip sakiau, ADHD diagnozė, gyvenimo būdas. Tai yra kaip ledkalnis vandenyje. Mes matom tik tai iš viršaus netidumą, hiperaktyvumą, gal impulsyvumą, o pačioj viskas tas, ką daug ką kalbėjo. Tai vaikystėje nepatogus vaikas, sunkiai laikantis instrukcijų, socialinė izoliacija, daug kalbama, jis tiesiog neišauklėtas, protingas tinginys ir jeigu nebūna ankstyvos diagnostikos, tai tada ir skiriamo pakankamai gero gydymo, taip tada viskas vystosi sunkiau. Kaip sakiau, kad paauglystėje yra, neminėsiu kitų simptomų, bet didelis polinkis į rizikingą elgesį, ieškant dopamino. Tai vagystės, nusikaltimai. Daugumas iš mūsų pasako, kai paklausi, paauglystėje pavogdavau kažką iš parduotuvės. Nors pinigų turėdavau, bet būdavo kaifas, kramtuškė arba saldainių pas jį. Suaugusiam tai daug kas užsimaskuoja, bet tai stringa kaip mokslai, darbas greit atsibosta, daug keičiama darbų, daug hobių, pomėgių, didelis impulsyvumas, priimant sprendimus, pirkiniai. Taip pat yra toksai rejection sensitivity disorders, atstūmimo jautrumo disforija, taip pat didėjęs jautrumas kritikai, atstūmimui artimiam kontaktui. Neprima kritikos ir neprima komplimentų. Negalima prie jo tokį žmogų apsikabinti, artimo kontakto. Ir tokį dažnai net juokauja šeimose, nu ežys, kaktusas, o tokius epitetus ten. Didelis sentimentalumas, labai greitai sureaguoja bet kokią, pavyzdžiui, filmų žiūrint apsiverkia, susijaudina. Bet yra supergalios. Tai kūrybiškumas, gebėjimas jungti nesusijusias idėjas, intuicija, daug idėjų, atsparumas, nes jie mokosi visą gyvenimą adaptuotis ir labai gerai elgiasi tokie žmonės ekstremaliose situacijose. Jiems sprendimą priimti, kaip vienas praklimas pirštų. Žmonės kiti pasimeta, o jiems yra malonumas, nes jiems reikia greitai čia ir dabar priimti tos sprendimus. Kas dar tokio nebuvo minėta, tai čia su Amerikos kolegomis kartais pasišneku apie ir diagnostiką, simptomus. Jie pastebėjo, kad yra toks sąnarių lankstumo sindromas. Ir sąnarių traškinimas būna pas vaikus. Mokat atlenkti taip rankas? O taip, aš visai netlenkiu. Nykščius atlenkia iki gal. Tai tas yra ne 100%, bet pas daugumą, ką aš klausiu, man kaip pasakau, Amerikos kolegos pasakė apie šitą, tai pas daug ką klausiu, tikrai daug, čia viena mano klientė parodė ir leido nufotografuotis rankas. Taigi yra daug minėta šitų simptomų, aš perbėgsiu dar trumpai 10 sričių, kurios yra disfunkcija, bet būtent dėmesys, hiperfokusas, negalėjimas skaityti knygų, neįsiminimas naujų vardų, pavadinimų, neatsiminimas. Ir reiškiasi, yra dėmesys kaip prožektorius tamsiam kambarį. Taip, ties vieną daiktą sustoju, ties kitų, ties trečių, o žiūrėk, vienas sublizgėjo. Ir tada įdomu,
hiperfokusas, ten užfiksuoja. Aktyvumas, hiperaktyvumas, tai būna arba apatija ir perdegimai, kojų drebinimas labai yra, jeigu paklausai pas daugumą, yra toksai simptomas, nagų kramtymas, odelių plėšimas, spuogų draskimas. Impulsyvumas, vėlgi neminėsiu daug, bet savęs žalojimą, jau profesorė Lesinskė nekalbėjo, aš pradėjau galvoti, kad daugumas su šitokia atėję su tokiais nusiskundimais yra tatuiruoti žmonės. Taip, gal yra dabar madinga, tačiau pradėjus klausinėti, tai tatuiruotės yra kaip ir savęs žalojimas, tam tikras skausmas, arba kiti net nejaučia to skausmo. Bet ir siramina vidinį nerimą sumažina. Nes savižala tai yra fizinis skausmas, dvasinis skausmas yra paverčiamas fiziniu skausmu. Apie emocijas jau kalbėta. Tai toliau labai yra sensorinis apdorojimas, stiprina simptomus, ieško naujų pojūčių, naujų pažinčių, dažnai dėl to keičiasi ir partneriai, dažnai susižavėjimas greitas, romantiniuose santykiuose, laiko nesuvokimas, apie tai buvo kalbėta, vėlavimas, laiko aklumas yra labai dažna ir tas ankstyvas atėjimas dažnai dėl to, kad baimė pavėluot yra jau išmoktas, dažnai žmonės daug ką išmoksta per savo gyvenimą. Cirkalinių ritmų sutrikimas, tas vėlas užmigimas, 1, 2, 3, arba iš viso miego inversija, visą naktį nemiega žmonės. Tai būtent gyvena jie kitoj laiko juostoje. Čia buvo minėta, labai svarbu, kad yra ir pažeidžiama imuninė sistema. Yra disbalanso požymiai imuninės, uždegimai, didelės alergijos didesnės, astmos, autoimuninių ligų dažnis. Praeitų metų Prahos kongrese labai surišo jie ADHD ir astmą. Ir net astmos kai kurie vaistai pagerina ADHD kai kurius simptomus. Tai kad, o uždegimai tai yra, čia žiūrėsiu. ADHD sąsaja su uždegimu, tai yra ūminės infekcijos, peršalimai, ūminiai gastroenteritai, salmoneliozės, šlapimo sutrikimai, daugimas klausių, tai bronchitai, sinusitai, tonzilitai, otitai, ypač paauglystėje, nes yra silpna imuninė sistema. Tai rišama, kad matyti yra smegenų dalis atsakingos už imunitetą, yra šalia su tom dalių, kurios irgi yra kažkokia disbalansas. Tai dabar rejection sensitivity disorder, atstūmimo jautrumo istorija, disforija, tai labai reaguoja būtent atstūmimą, nepritarimą, nesėkmės, dėl to patirimas liūdesys, gėda, pykčiai, savivertė menka ir žmonės turi su ADHD stipresnį emocinį reaktyvumą, sunkumą reguliuoti gėdą, atstūmimo jausmą, kaip minėjau, kaktusas, ežys ir viskas arba nieko mąstymas santykiuose. Ir būna galvoj mintis. Galvoje daug minčių, neišjungiamas radijas, mintis šokinėja nuo temos prie temos, kartais būna daugiasluoksnės, tai yra vadinama, kad vienu metu galvojama apie skirtingus dalykus, arba smegenų rūkas vadinamas toks būna. Nuo mamos autoimuninių ligų irgi priklauso paveldėjimas, tai diabetas, žvynelinė, hipotirizmas, kad hipotezė bendra genetinė rizika veikianti imunitetą veikianti, motinos imuniteto poveikis vaisiaus vystymoisi, taip pat kalbėta apie rūkymą, hipoksiją, bet buvo tyrimai padaryti Amerikoje ir nedaug, bet kad Tylenolis, tai yra kaip jis taip pas mumis, paracetamolis. Jeigu mama nėštumo metu naudoja, tai tada padidėja rizika ADHD, o net ir Trumpas praeitais metais kalbėjo, kad Tylenolis naudoja nėštom moterim, sukelia autizmo spektro sutrikimus ir apkaltino kompaniją, kad jie nebuvo padarę tyrimų. Taip, dabar ADHD ir greta kitos einančios psichiatriniai sutikimai.
Tai yra labai komorbidiškumas su depresijom, nerimu, valgymo sutrikimais, substance, tai yra įvairių psichoaktyvių medžiagų naudojimas arba priklausomybė, alkoholis, paribinės asmenybės sutrikimai ir autistinio spektro sutrikimai. Ten buvo kalbėta, kad kalėjimuose labai daug yra didelis procentas turinčių ADHD, tai tikrai yra, kad nebijantis rizikuoti ir kai kurie nesuteikus jiems pagalbos, jie turintys socialinę atstumtį papuola, pradeda daryti nusikaltimus ir kuo toliau, to daugiau, vis didesnių. Ir dainame net iki žmogžudysčių, kad gautų tą dopaminą, nes stresas didina per neurodalinę sistemą dopamino kiekį. Taigi, komorbidiškumas. Apie 60-80% suaugusių turi bent vieną genetinį sutrikimą, o kalbėta buvo, kad ir 2, ir 3. Svarbiausia užduotis specialistų atskirti, kur baigėsi ADHD ir prasideda kitas sutrikimas. Taigi, kartu komorbidiškumas su nerimu yra virš 40%, depresija virš 30%, įvairiom priklausomybėm 30% ir su bipoliniu sutrikimu. Dėl priklausomybių tai galiu pasakyti, kad pas mus, aišku, dabar irgi žymiai lengviau prieinamos visos įvairios psichoaktyvios medžiagos, tai yra narkotikai. Bet Europoje, kodėl pradėta buvo daugiau kreipti dėmesį į ADHD, aš irgi parodysiu slaidą, dėl to, kad pamatė, kad tie, kurie yra priklausomi nuo narkotinių medžiagų arba psichoaktyvių medžiagų, jie pasirodo užsima savigydą ir naudoja tas medžiagas, kad pagerintų savo savijautą. Ir tai atsiranda tada priklausomybė. Tai tas komorbidiškumas pasaugusių su ADHD, matote, yra nuotaikos sutrikimai turbūt dvigubai daugiau su ADHD išreikšti, negu vien tik tai depresijų būtų. Bipolinis sutrikimas iš viso turbūt kokius 24 kartus daugiau yra su ADHD, socialinė disforija, tada socialinė fobija ir specifinės fobijos, OCD ir kiti sutrikimai. Akiniai nerodo, gerai. Reiks eiti tikrinti, sakys. Matote, kad yra tikrai nemažai. Tai būtent vėlgi dažniausios kombinacijos, nuotaikos ir nerimo sutrikimai, priklausomybės, dopamino paieška ir miego sutrikimai. Vėlyvosios fazės miego sindromas. Dabar kaip diagnozuoti reiktų? Yra labai sunku, aišku. Bet nerimo sutrikimas panašumas su ADHD. Nerimas, negalėjimas nusidėti vietoje, įsiblaškymas. Ir koks esminis skirtumas? ADHD mintys šokinėja dėl dopamino trūkumo, nerimas mintys šokinėja dėl baimės ir katastrofizavimo. Kažkokia katastrofija įvyks į ateitį orientuota. Depresija, motyvacijos stoka, sunku pradėti darbus, prokrastinacija, ir tas pat ir dėmesys gali būti. ADHD nori daryti, bet smegenys neįsijungia, o kartais staiga ir gali pasikeisti situaciją ir kaip tik būna hiperfokusas. Depresija, nieko nesinori, vyrauja liūdesys, beviltiškumas, hedonija. Bipolinis sutrikimas, manija, energijos antplūdžiai, greita kalba, impulsyvumas, lyg tai būdinga abiem. ADHD būsena yra chroniška, nuolatinė, o bipolinis simptomai pasireiškia epizodais, manija, depresija, svyruoja. Autistinio spektro sutrikimas, sensorinis jautrumas, socialinis sunkumai, panašumai yra. ADHD pamiršta socialinės taisyklės dėl impulsyvumo, o autistai sunkiai supranta pačias socialinės taisyklės. Tai svarbiausia, kad diagnozuoti, tai yra labai svarbu gera anamnezė. Ir už tai yra Europoje tikrai centrai, kur tyrimai vyksta gan ilgai. Tai
Pirminis įtarimas, dėmesio hiperaktyvumo, impulsyvumo simptomai, tada išsami anamnezė, vaikystės simptomai, funkcionavimo simptomai, sunkumai, susirenkama, kitose šalyse atsineša pažymių knygelės, jeigu dar turi, arba būna raportai iš mokyklos po kiekvieno metų parašyti vaikams. Tada informaciją reiktų surinkti iš kelių šaltinių, pacientai, tėvai, partneris, mokykla, skalės, SRS, DIVA, ką mes naudojam, 5 DIVA Foundation Olandų, yra dar CONERS, PRISM, CADID. Ir diferencinė diagnostika, kaip minėjau, depresija, nerimas, bipolinis sutrikimas, miego sutrikimai. Tačiau dažniausiai jau ateina žmonės, kuriems buvo kažkada tai nustatyta arba depresija, arba nerimas, skirti dažnai SSRI, kažkokie depresantai ar benzodiazepinai ir jie visiškai neveikia. Sako, pasidarydavau tiesiog morką nuo tų vaistų. Va, ir tada funkcionavimo vertinimas, darbas, mokslas, santykiai. Diagnozės patvirtinimas pagal DSM, amerikiečiai eina paprastesniu keliu, kaip matėte, jie daugiau skiria vaistų, ten net šeimos gydytojas, aš kalbu su kai kuriam kolegom, jie, jeigu įtaria, kad yra ADHD, sako, paskirkim psichostimulantų ir tai bus diferencinė diagnostika. Jeigu padės, dopaminės problemos. Nepadės, tada einam kažką žiūrėsim kitur ar eisim pas psichiatrą. Ir dažnai tai ir padeda. Ir dabar jau Amerikoje yra legalizuota, kartais ten būna irgi sutrikimas vaistų tiekimo, legalizuota mikrodozės haliucinogeninių grybų. Ir išrašo receptus. Taigi, raudonos vėliavos, kada tai gali būti ne ADHD. Staigi pradžia suaugus, psichozės simptomai, aiškus manijos epizodai, neurologinė kažkokia simptomatika. Taigi, Europoje dabar gydymo eiliškumas prasideda taip, kad pirmiausia ateina dažniausiai dėl priklausomybės arba dėl depresijos nerimo, bet pradama gydyti priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų, tada nuotaikos sutrikimus pradeda gydyti, nepadeda nerimo sutrikimus ir ant galo ADHD. Tai yra visą gyvenimą trunkantis sutrikimas, teisinga diagnostika gali pakeisti gyvenimo kokybę. Visada reikia klausti apie vaikystės ir kitų amžiaus periodų simptomus. Dabar norėčiau pabaigdamas pasakyti, kad psichiatrai mes dažnai susidurime su asmenimis, kurie dešimtmečius buvo gydomi nuo atsparios depresijos ar nerimo, tačiau tikroji priežastis liko nepastebėta po ADHD šydų. Mes turime nustoti vertinti ADHD tik kaip vaikų elgesio problemą. ADHD suaugusiems nėra mada. Tai net pažinta kančia, kuri kainuoja karjeras, šeimas ir dėja net kartais gyvybės. Mūsų užduotis yra ne tik diagnozuoti, bet ir padėti žmogui suprasti savo smegenų architektūrą. Diagnozė šiems žmonėms tampa ne nuosprendžiu, o paaiškinimu, leidžiančiu pagaliau sustoti kovoti su savimi ir pradėti gyventi pilnavertinį gyvenimą ir dažnai tampa didžiausių gyvenimo palengvėjimų. Ne todėl, kad jis gavo etiketę, o todėl, kad pagaliau gavo atsakymą klausimą. Kodėl man viskas taip sunku? Taigi, ačiū už dėmesį.